Nu tai labas rytas. Pas mus šiandien yra jau 17 diena. Kaip greitai dienos eina, siaubas. Tuo jau kalėdos bus ir man netgi bus keista, kai nebefilmuosiu kiekvieną dieną video, nes įpratau. Ir nėra, kad aš čia kažką labai daug filmuočiau, nes nėra, kad aš kažką labai ypatingo veikčiau. Ir šiandien yra tokia diena, aš jau žinojau, kad, ta prasme, aš vakar buvau prisiminus ir man ryte vaikai priminė, nes mažoji paklausė, ar didžioji neatsimenu, kad mama šiandien 17 dieną, nes kai kalendorių žiūrėjom advento ir dar pagalvojau mintyse, gal vaikam pasakyti, priminti, bet galvoju, neliūdinsiu vaikų prieš mokyklą, nes šiandien yra metai, kaip aš nebeturiu savo tėčio. Tai pagalvojus, aišku, biški liūdna pasidaro ta diena tokia. Kitokia. Bet žodžiu, aš šiandien nusprendžiau daryti tai, kas man labai patinka. Nieko neužsimsiu namų ruošą, nes realiai viską aš jau susitvarkius, viską pasidarius. Dar galvoju, gal šiandien joga yra, bet pažiūrėjau, kad nėra šiandien jogos, būčiau jogą nuėjus, tai rytoj yra yin joga, tai rytoj eisiu po pietų, ten tiksliau iš ryto. Tai dabar sakiau, darysiu šiandien man tai, kas patinka, nes, kaip suprantam, gyvenimas toks dalykas, kad tu nežinosi, kada tu juo mėgausies, kada nesimėgausi, tai norisi dar juo pasimėgauti, kol mes galim. Tai sakiau, oras šiandien labai fainas, aš jau savo šuniekus pavedžiau viską, dabar čia guli mano šturuliš, tai eisiu, pasimsiu dviratį, eisiu biškį pasivažinėti, pasidarysiu kavos į termosą, jeigu termosą rasiu, jeigu nėra vyras darbą išnešęs, nuvarysiu kokį čia parką, kadangi nešlapia, man atrodo, turėtų soliukai sausti būti. Paskaitysiu savo ramiai knygą, pažiūrėsiu, kaip čia atrodo tas mūsų rajonas, nes ir saulė šviečia, ir dar lapai yra, tai noris truputį dar pasimėgauti, nes po to jau kai šlapia arba šalta, tai nelabai aš su dviračiu pavažinėsiu, tai dabar einam pasidaryti kavos. Žodžiu, kaip ten sakoma Lietuvoje, keičiame liūdesį į judesį. Tai nusivalom dabar mano dviratėlį, nes į balkoną žiūriu labai apdulkėjęs. Šiaip, kol negalvoju apie tai, tai aš tikrai nesijaučiu liūdna. Ir, aišku, kai aš ten paskaitau savo, tarkim, tą įrašą, kartais, kai pasižiūriu savo Instagramo įrašus senesnius ir aš prieinu tą, kur aš jau apie tėtį. Tai aišku, kad susigraudina, bet, ta prasme, yra kaip yra. Priimi tą gyvenimą taip, kaip yra, nes, žinai, kad niekada aš stengiuosi negyventi taip, kad neturėčiau galvoti, kad kas būtų, jeigu dabar būtų, taip daryčiau, naip daryčiau, nes tu kai gyveni, aš stengiuosi daryti viską, ką galiu, kas mano galioj tuo metu. Tai dėl to ir aš šiais metais, kai jau žinojau, kad mano tėčiui blogai yra, važiavau į Lietuvą, nors iš pradžių labai abejojau važiuoti. Tai mane labai spaudė kolegės važiuok būtinai, nes turėjau kolegių, kurios irgi tėtį prarado ir nespėjo atsisveikinti, nes man buvo tas toks truputį kaltės jausmas, kad išvažiuosiu savaitai, paliksiu vaikų savaitai ir iš tikrųjų jam buvo labai sunku. Vyras, aišku, visko pasirūpino be problemų, bet aš kai grįžau, man po to vaikai kas 3 dienos verkšleno ir sakė, mama, daugiau niekad neišvažiuok taip ir mūsų nepalik. Ir mano didžiai buvo labai skaudu, kad jinai po to realiai visą mėnesį vakarais verkdavo, kad senelio pasilgo ir sakydavo, mama, sako, kaip tau gerai, kad tu spėjai senelį pamatyti ir sako, aš nepamačiau. Ir aš, aišku, to vaikui nesakiau, bet mintyse galvoju, vaikeli, tu tik džiaukis, kad nematei jo ligos patalę, kaip aš mačiau, nes jinai turės tą atsiminimą apie senelį, kai jis ten juokauja su jom, užsiema, susitinka, o aš turiu tą labiau prisiminimą, kai jau jisai, jau žmogaus nebėra realiai, nebėra to tėčio, kokį aš prisimenu, nebėra to stipraus žmogaus. Bet taip sakant, dėl to ir saugom tos vaikus, kad anūkai prisimintų senelius kuo geriau, kaip įmanoma. Tai žodžiu, keičiam temą. Apsivilku dabar tokią savo striukę, šiaip ją labai mėgstu, man labai graži. Bet jinai yra žiauriai purvina, tokių yra dėmių, kuriuo aš, va čia pavyzdžiui yra kažkokia dėmė tokia purvina, kuriuo aš niekaip neišplaunu. Ir aš, aišku, galvodama, kad čia viskas ok, dėjau į skalbenkę, tai man čia tie pūkai sušokę yra, bet tai tas striukiau tokia visiškai šunim vedžiot, arba su dviračiu prasilėkti. Šiaip galvoju, reikėtų gal nes čia pas mus namie yra pačioj tas plovykla rūbų ale.
Dry clean, kaip lietuviškai, sausų valymų, kaip valom žodžių, supratot. Kur rūbus kalba, ten viską tvarko, nes ir ten savėjas yra, nes esu ne kartą nešus rūbų pataisyti. Tai sakau, reikės gal kada tą striukę nunešti, pirmą žmogui parodyti, sakyti, kad taip ir taip, ar čia įmanoma, nes skalbimo mašina neišima, nes yra tokių rankovės, pavyzdžiui, kur visiškai neišsivalo tas dėmes, nes šiaip jinai ir šilta, ir gražiai, ir man spalva labai faina. Tai dabar jau mes keliausim, pasidariau kavytės, sakau, pasimsiu kavos, nes pavyzdžiui, aš nenoriu šiandien jokią kavinę eiti, kažkaip noris vienai pabūti šiandien. Iki tų vaikų pasiėmimo truputį su savim pabūti, savo mintim. O ne sėdėti triukšme, nes vis tiek kavinė tas triukšmas, tai žmonės, tu nors ir sėdė vieną patį su ausine, nu tu vis tiek nori, nenori, matai tas kitas energijas ir gali ne tai, kad pasiveikti, bet vis tiek kitaip yra negu vienai. Tai vat keliaujam dabar su mano dviratėliu, nors šiaip išėjus į balkoną dviratį išsivaryti pagalvo, gal man geriau peškom eit, nes šiaip vėsų yra. Tai gal nesušalsiu, dar gal šalikėlį kokį pasimsiu. Čia labai jau mandrai, aš apsirengiau, dabar žiūriu į save. Striukė, bus sportbačiai, sportinės kelnes ir dar toks šalikas, inteligentiškas. Šiaip šitas tas karelę aš pirkau iš vaikų skyriaus Zarui, ale ant galvos žiūri, man mielai atrodo, bet davai nesėsiu. Tai norėjau pasakyti tokį dalyką. Nes aš draugį lietuviai sakiau ir jie irgi taip pat yra žiauriai keista, bet čia Turkijoje yra toks normalus dalykas, kad, nu nežinau, ar Lietuvoje kas taip daro. Tai žodžiu, mano mažosios dukros mokytojos gimtadienis yra 31 gruodžio. Ir dovanėlę kažką pirksim. Pavyzdžiui, ant mokytojų dienos ten pirko tašę. Nu, man, pavyzdžiui, tokius dalykus pirkti irgi keista yra, nežinau. Ta prasme, aš kaip pati mokytoja dirbu, man geriausios dovanos būdavo arba kažkoks papuošaliuks, jeigu toks iš mažesnių, nes ten, tarkim, perka, kaip pavyzdžiui, aš nebūdavau pagrindinė anglų mokytoja, tai aš kartais gaudavau tokių mažesnių dovanų, bet būdavo tokių pagrindinių, kur tarkim čekis. Tai man čekis būdavo geriausios iš tokios universalinės parduotuvės, kur ten yra ir tašių, ir kvepalų, ir rūbų, visko yra realiai. Nu tai žodžiu, tai tašė dar ok, nes pirkau iš tokios pardas, kur tenais tokia universalinė, kur galės moteris pasikeisti. Nes dabar, kai jau mokyklą, nei kart nemačiau, kad ta tašė būtų užsėt, nes man, pavyzdžiui, negražiai buvo, bet čia, žinai, skona reikalas. Ir dabar, ant gimtadienio, mamos kalba, kad nori dovanoti batus. Aš nieko nekomentuoju, aš nenoriu kištis, tokia viena užsienietė, nes yra daugiau užsieniečių mūsų klasė, 3 ar 4, nes visos yra rusaitės, bet niekada mes užsienietės nesikišame į turkių reikalus. Mama, čia visai atrodo. Ir žodžiu, nu man yra žiauriai keista, nes pavyzdžiui, aš kai dirbau mokyklai, pas mus nieks negaudavo tokių batų, bet yra buvę iš kitos mokyklos, kad, ta prasme, mūsų kolegė anglistė, dirbant kitoj mokyklai mūsų, yra gavus batus, Skechers batus, sportinius. Nu, okei, jeigu tie batai yra iš tokios universalinės parduotuvės, kur tu po to pasikeisi į beleką, kas tau patinka, bet, pavyzdžiui, ta mergina gavo tos batus, kurie yra grynai iš Skechers parduotuvės ir jau viskas tada, nu, pavyzdžiui, man Skechers nepatinka ir aš, tarkim, net nežinočiau, į ką jos pasikeist, į sportinę aprangą, nu, toks man nei tam, atrodo, geriau to nupirkit čekį, jeigu jau nežinot, ką pirkti. Ir viskas. Tai nežinau, čia Turkijos yra tokia norma, pirkti, dovanot batus mokytojo. Man batai, nu, toks iš vis, net nežinau, ne tai, kad neetiška, bet ir netiška. Ir toks, man iškart batai su higiena susiję, nežinau, nenorėčiau iš dovanų. Man batus atsuprasčiau, jeigu dovanotų kokią Anytą, nes turkai mėgsta ten pižamas, turkės Anytos batus, nors man nėra batų dovanojus Anyta, man yra dovanojus rūbų, bet aš išsirinkdavau, ta prasme, po to pamatė, kas man patinka, man dovanodavo iš Mango, tarkim. Tai tie rūbai faini, arba nusivesdavo man čia žymiai anksčiau, kai dar mes tik buvom su vyru jauni, po to jau kažkaip užaugom, tai tokių dalykų nebedarydavom, bet būdavo, kad sako, nusiveda mane, sako, aš tau apipirksiu kažką, ten va tau padovanot, noriu megztinį ar marškinius ar kažką. Nu, bet batus dovanot mokytojai, nu, aš nesuprantu, nežinau, ne mano stilius. Nu, va, susirašiau, pasiėmiau knygą Dispenzos tapkai ten gamtiški, neseniai pradėjau, tai man patinka, kavos pasiėmiau ir varom. Neplanuoju aš labai ilgai važinėti. Man šiaip nejaukiausias momentas visą laiką yra, kai aš taip kažką tokio keisto darau, tai yra praeit pro mūsų apsauginius. Nežinau, gal dėl to, kad jie mane žino.
Nes aš tas žmogus, realiai, vos ne vienintelė, aš ir vyras, mano vyras šiaip labai mandagus su visais. Ir aš tą labai mandagumą, nežinau, ar iš jų perėmė, ar iš savęs tokia esu. Kad aš visą laiką su jais pasisveikinu, nes pavyzdžiui, aš kai matau kitos turkės ar turkai tiesiog praeina kaip kas stovinčius, net nereaguoja juos. Nežinau, man kažkaip atrodo čia mandagumo dalykas, tiesiog nes tu praeini pro žmogų, kuris dirba tavo name ir net nepasisveikinti. Kai man būna biškai nejauku, aš ten, kaip pavyzdžiui, išeinu su šunim pro juos, visą laiką pasižiūri, einu su jogos kilmėliu jogą, dabar su dviračiu. Ir tikiuosi, mano stabdžiai nebebus tokie garsus. Atsimenu, vienam video vienam buvo, kur aš važinėjau. Aš buvo žmonių lifte, tai nenorėjau aš čia vaidantis, aš nekėt prie jų. Na tai va, aš dabar kaip visą laiką tokia kitaip darau, tiesiog darau. Švarus dviratuku, jau žiūri mano apsauginis. O ką, tegu pratinasi prie europietiško gyvenimo. Bandome važiuoti, kur mes čia nuvažiuosime. Oras tai super fainas, ne šalta, man nešalčiau, o stabdžiai vietoj. Purvina visur, nenoriu apstaškyti savo kelnių, nes juose lieka labai dėmesio. Reikia man gal tos stabdžius taip prastabdinėti, čia man kamerytė krenta, o gal nebežviegsti baisiai. Nu gražu, ko? Šiaip šilta, tikrai nešalta, tas faina. Varom kur nors toliau gal prisėsti, apsigerbišką vytas, knygutę paskaityti. Taip ramiai. Aš žinokit, turiu tokią temą, kurią jau kurį laiką norėjau pakalbėti. Nežinau, gal kam surezonuos, gal nelabai. Jau porą mėnesių aš apie tai pagalvodavau. Ta prasme, ar pastebėjau tokį dalyką kaip toksiškas dvasingumas arba toksiškas pozityvumas. Nežinau, aš aplinkoje labai daug tokių žmonių mačiau ir kai jogą lankiau, tas labai jausdavos. Ir dabar tuose, kai buvau Sadguru kursuose, irgi labai jautės, kad tik tais pozityvios mintis, tik tais manifestuojame ir tik pasitikime visatą, kad čia visata mums viską atneš ir yra tik tais, ta prasme, jeigu dabar negavome to, tai dar nelaikas. Nu, yra tas dalykas, aš suprantu, bet jeigu taip žiūrėtum labai giliai į tą pačią esmę, negi moksliškai yra įrodyta, kad nėra ateities, yra tik šis momentas, ateitis mūsų įsivaizdavimas, tos daugelįpės, dauguma realybių ir panašiai. Bet ką aš noriu pasakyti, ką aš turiu omeny, kai žmogus viską nurašo dvasingumui, viską nurašo, kad čia pozityvas, kad čia visata mane gelbės, Dievas ar kažkas, kad viskas ateis tinkamu laiku, tai tu realiai atiduodi savo galę kažkam, į kito žmogaus, į kito neaišku kieno rankas ir tu tiesiog tarsi užsidarai tam tokiam kiautę, kad aš dabar tik tai čia medituosiu ir net tie žmonės nemedituoja. Esmė ta, kad jie nemedituoja, nes atsisėst va taip užmerktą akis, tai čia nėra meditacija, ta prasme, čia visi meditacija net nėra apie tai. Aš tai manau, kad, ta prasme, žmonės, kurie mane sutikė pirmą kartą, jie net realiai turbūt net nepagalvotų, kad aš esu dvasinga, ten kažką, nes jie šiaip nustemba,
turkai, kai aš ten pasakau, kad čia aš kortą žiūriu ir panašiai, nes tokia žiūriu rimtai, nes kas mane sutinka pirmą kartą, jie labiau pamato mano tą tokią keistą pusę, tokia ne tai, kad keista, bet mane turkai ten pažįstami iš jogos ir panašiai visą laiką vadindavo dėli, o dėli reiškia išprotėjus. Nu, nes neįprasta žmonėm realiai, kai tau 3-3 metai, tu tiek veiklų darai, tau su skeitu, su riedlente, tokiais dalykais užsiemi. Ir, nes, nu, visuomenė yra nupieštas paveikslas, kad jeigu dvasingas, tai ten visiškai toks medituojantis, darantis jogas nuolat ir panašiai, tik tai ten to pozityvus, positive vibes, tik tie. Nežinau, aš tai esu labai prieš tai, nes aš manau, kad ta socialinė medija taip sugadino žmonės ir sugadino dvasingumą, kad dabar tas visas dvasingumas dabar yra tiesiog prekė. Ir dabar, kai aš buvau Sadguru kursuose, aš stengiuosi nekomentuoti, nes vis tiek aš tų žmonių nepažįstu, ten kai žmonės kalbėjo truputį tarp savęs, bet ne iš vienos girdėjau ten iš grupelių, kad sako, nu tai čia dabar mes atvarim, čia bus žiauriai fainai, čia mums labai padės. Ta prasme, tau tas dalykas padės tiek, kiek tu darbo įdėsi. Tai čia nėra piliulė, kurią tu nurysi stebuklinga, nes to gyvenime nėra. Gyvenime, aš suprantu, yra tik toks stebuklas gali būti žmogui, kuris tikrai yra sėkmė belė kokia. Tai jeigu, tarkim, tu gimsti nerealiai turtingui šeimoji ir to visas gyvenimas yra jau paklotas, tau realiai nelabai gal ko reikia fiziškai daryti, kad susikurta gerbuvį. Bet tiesiog tokiam paprastam žmogui, tai tau, nu, tu tikrai negali tik tais nueiti į tą dangų, į tą dvasingumą įlyst, nes yra vedų išmintį sakoma, man ta frazė labai patinka, aš ne kartą jie dalinus Instagrame, kad mes esam su 2 sparnais kaip paukščiai. Vienas sparnas yra žemiškas gyvenimas, kitas sparnas yra dvasingumas ir negalime nei vieno sparno apleisti, turi būti tas balansas. Nes jeigu tu apleidi, tarkim, jeigu tu pasirink tik dvasingumą, tai nu, čia tie žmonės tada patampa vienuoliais ir panašiai, čia jų kelias yra. Ir dėl ko dauguma žmonių vyresnėme amžiuje atsisuka į dvasingumą, nes realiai pagal vedų tą visą čakrų sistemą, pagal visą tai, netgi, pavyzdžiui, Lila žaidimas apie tai daro irgi, apie tai, na, tai šiaip turiu mintį, gal nuo sausio mėnesį jau kurtis Lilo žaidimo grupę, jau tai bręsta, kad jau reikėtų. Tiesme ta, kad kadangi yra čakros, tos pirmosios čakros yra apie tą visą žemiškumą, apie resursų turėjimą, apie pinigų turėjimą, nu tą tokį pagrindą turėjimą, tik po to tu kyli į tą aukštesnį lygmenį. Ir mano pirmoji vedų astrologijos mokytoja taip labai griežtai, bet labai teisingai pasakė, kad kol mes nesusikūrėm to fizinio pagrindo, nu mes negalim ten pakilti tą dvasingumą ir tą visą užčiuopti, nes tenais apačia tai yra klibanti arba jos visiškai nėra. Ir aš tą labai pastebėjau, kad labai daug žmonių tiesiog iš karto praleidė tos pirmosius žingsnius, tai yra karjeros kūrimas, savo pinigų turėjimas, savo nu, tiesiog savęs pažinimas kaip žmogaus ir iš karto jau bando nušvisti, kas yra šiaip žiauriai pavojinga, kai tu nesi savęs pažinęs, nepamatė savo šešėlių ir aš esu irgi prieš tai, kad tos traumas, kai reikia jas nuolat gydyti, ta prasme, ar mes nepakankamai metų į tą savo traumą žiūrėjom ir aš manau, nu nebekaltinkim tų tėvų, kaip čia, aš manau, kad jau tas bumas turbūt praėjo, kad čia tėvų traumas, vaikystės traumas, ten mokykloje iš tavęs šaipėsi tos traumas, nes tų tokių dalykų, kaip ir su to tokiu per didžiuliu pozityvumu ir va tų traumų kaltinimo iš vaikystės, tu realiai numeti atsakomybę tiem dalykam ir neprisėmė, čia ta prasme, aš nekalta, kad aš dabar taip ir taip gyvenu, aš tokia ir tokia esu, kalta aplinka, kuri mane taip suformavo. Nes tu gali atiduoti tiem dalykam, visiems tiem įvykiam, kurie kažkada įvyko, okei, tu jau į tuos dalykus pažiūrėt, jeigu skauda ir panašiai, tu juos gydyt. Nu, bet tu negali visą gyvenimą būti tam aukos vaidmenį, tas yra patogu, bet tau pačiam žmogui tai yra labai tave sušika. Aš manau, tas aukos vaidmuo viską kaltinęs, toks žmogus, aš manau, kiekvienas žmogus yra tokį sutikęs, ar netgi turi savo aplinkoje, kur visi kalti ir kad aš toks dabar esu piktas ir panašiai, ir mano gyvenimas blogas, nepasiekiau to, ko norėjau, nes ten aš taip užaugau ir panašiai, ar ten mokyklai mane skriaudė, tas ir anas. Tai prasme, užtenka tas traumas vaikystės, tą praeitį kaltinti, prisimk atsakomybę už savo gyvenimą, ką tu dabar šiuo momentu gali padaryti.
Nes ir tie patys tėvai, ir ten ta visa visuomenė iš tų laikų, kuri mus taip užaugino, tai jie nežinojo kaip kitaip ir aš esu 100% tikra, kad mūsų vaikai, jie kai užaugs, jie eis pas psichoterapeutus, ypač va iš tų tokių per daug dvasinių ir per daug pozityvių žmonių, šeimų, ir kaltins tėvus, kad irgi padarė traumą, kad neišmokino vaikų gyventi ant žemės, kad neturi to tokio realistinio požiūrio. Nes aš manau, kad mūsų visuomenė, tas visas dvasingumas padarė meškos paslaugą, kad žmonės išmokė prarasti kritinį mąstymą, prarasti tą logišką, realistišką požiūrį gyvenimą. Nežinau, aš čia gal labai daug kartojus ir nežinau, ar jūs pagavot esmę, ką aš turiu omeny. Bet tas pozityvumas, jis... jeigu žmogus yra iš savęs, bet kai jis yra perdėtas ir aš tą labai daug dabar jau gal mažiau matau, gal tiesiog susikūriau tą tokią atmosferą, kad jo tiek nematyti. Dar girdžiu iš savo draugų, kad jų aplinkoje yra tas toks, kaip užsidėjęs arklys ant akių, nežinau, kad atsimenu, kaip vadinasi. Ir tiesiog viską mato, kad viskas čia gerai, viskas pozityvu, viskas išspręs, viskas bus taip, kaip turi būti. Bet viskas bus taip, kaip turi būti, bet ir tu turi galę savo rankose pakeisti tuos dalykus, ypač kas yra susijęs su tavim, nes po to, jeigu tu kažką padarai ir sakai, čia taip turėjo būti, ir neprisiėminat atsakomybės, nes mes esame atsakingi už viską realiai. Ir tu net praeidamas gatvę, tu negali ignoruoti to, kas vyksta, atseit, aš čia nenoriu dalyvauti tame neigiamam dalyke, jeigu kažkas ten kažką daro, pykstasi, bet tai mūsų, čia žodžiu, čia labai gili iš filosofiją išvedu, kad mes esam atsakingi už viską realiai, kas vyksta pasaulyje, nes mes esam visi susiję. Ta prasme, čia yra nuo žodžio responsibility, kad responding, kad mes atsakomai viską, ta prasme, esame vis, žodžiu, į tą gal temą nelyskim šiandien, nes labai labai gili. Tai aš esu už tai, kad nebūt per daug pozityvių, ta prasme, kai nereikia, bet, taip sakant, svarbiau yra nuoširdumas, tikrumas žmogaus ir man labai nepatinka, kai, tarkim, vystosi pokalbis ir ten kažkas kažkam blogai nepasisekė ar kažką ir sako, niekas nevyksta veltui. Niekas nevyksta veltui, arba, ta prasme, viskas turi prasmę. Tai viskas turi prasmę, bet ką tam žmogui daryti su tą prasme. Ir labai pastebėjau, kad, tas yra dalykas, kad žmonės palanko visokius kursus, dabar gal jau truputį mažiau, aš labai tikiuosi, kad truputį mažiau, nes buvo tas bumas, kai tie dvasingumo mokymai, čia Instagrame kas antras kuria visokius kursus apie tą, apie aną, ir po to visi vienus kitus mokina, lavina, kai realiai į save neatsuka veidrodžiai, į pirštą ir nepasižiūri, kiek šia dar pas juos yra. Ir taip gaunasi, kad tu jautiesi, kad tu stovi aukščiau, nes turi, ta prasme, žinių turėti yra čia easy. Lengviausias dalykas turėti belia kiek žinių, bet jas integruoti. Ir aš manau, geriausias mokytojas yra tas, kuris perteikia savo žinias be žodžių. Tiesiog tu jauti iš jo pavyzdžio, iš jo minčių, kai jis tiesiog ne tai, kad aiškina tau, kaip daryti, ką reikia daryti, kaip daryti, bet tu matai, kaip žmogus gyvena, kaip mąsto, kaip elgiasi. Va čia yra, manau, geriausias pavyzdys ir aš manau, reikėtų mums lygiuotis į tokius žmonės, o ne į tuos, kur ten tiesiog skambės frazės sako, kaip reikia gyventi, kaip nereikia gyventi, nes labai tą lengva save pamesti ir tu nusimeti tą visą atsakomybę nuo savo pečių ir kodėl man taip nesiseka, kodėl kitam sekasi. Ir aš dar galvoju, kai buvo mūsų tėvų laikai, tai jie net neturėjo nei laiko, nei nebuvo tos informacijos apie tą kitokį tą gyvenimą. Tiesiog visi varė ir buvo tas toks grinai išlikimo klausimas, išlikimas, užauginimas vaikų, nes nebuvo nei ten daug pinigų, nei nieko. Dabar, kadangi mes gyvenam realiai patogiausią, mes gyvename patį patogiausią gyvenimą, kiek yra gyvenusios visos kartos. Ir aišku, tas ir yra, kai tu esi užpildęs tas pirmasis čakras, tą išgyvenimo lygį, tu po to jau pradedi save kvestionuoti, o kas aš, o kodėl aš taip reaguoju, o kas toliau, kas yra giliau ir panašiai. Ir tada mūsų visą tą visuomenę perėjo į tą tokį per daug pozityvumą, kad čia manifestavimą, bet niekas nekalba apie tai, kaip žmogus jaučiasi, kai neįsipildo manifestacijos. Aš pati esu nekartą darius tas manifestacijos lentas, bet aš niekada neprisiriždavau. Aš labiau gal žiūrėdavau, pastebėdavau, kas išsipildė, negu kas neišsipildė. Ir tiesiog automatiškai pastebėdavau, kaip mano gyvenimas realiai Turkijoje, aš išsimanifestavau per daug apie tai negalvodama. Bet nesmė, ir aš norėjau pasakyti, kad tie visi žmonės
po to prasidėjo visi bumai, mokymusi, pozityvumas, visokios stovyklos, moterų stovyklos, tai okei, bet jis yra toks vienkartinis dalykas, čia panašiai kaip, žinot, kai tu blogai jauties, tu nuvarai apsipirkti, išleidai pinigų, nusipirkai ten kažką naujo ir tai minutai, tai valandai, maksimum tai dienai, arba dar kol tu tą rūbą apsivilksi ir gausi pagirų, nusifotkinsi, kelsi Instagramą, dar jauti pasikrovęs. Bet po to jau tu pamiršti ir tau vėl būna tas pats, lendi atgal į tą šę. Tai aš manau ir tas pats yra su visais tais dalykais, nes čia toks yra, užsisuko toks trendas ir marketingo, čia didžiausias dalykas, pardavimai, dvasingumas tapo preke, ta prasme, dvasingumas buvo visai žmonijai buvo tas dvasingumas ir žmoguje visą laiką buvo dvasingumas, bet tas visas dvasingumas, savęs pažinimas, savęs suradimas, aš to žodžio labai nemėgstu, ta prasme, o tik kur tu save padėjai, kad tau reikia save surasti. Ta prasme, tu tiesiog nori save pažinti, priimti, nes aš kaip matau tą visą dvasingumą, tą toksišką, dėl to jis man yra toksiškas, nes daugelis žmonių nesupranta jo, arba tiesiog nemoka jo, arba nenori gal matyti tos realybės, nes panaudoja tą visą dvasingumą ir tą pozityvumą taip, kad vos nenustumkim tas visas traumas, tą savo liūdėsi, blogas mintis kažkur į tolį ir tik transliuokim tą tokį pozityvą, nes aišku mato, kad tas labiausiai parsiduoda, kad žmonės labiau nori matyti tą gerumą, tą fainumą, kaip čia viskas fainama, kaip čia žmogus jis manifestavo namą prie jūros ar ten kažką naują dalyką, tokį, kas visiems yra siekiamybė. Bet nieks nemato, nieks neparodo to, kad realiai dvasingume yra tiek daug nes tu tiesiog pamatai savo tą visą vidų, kas tavy yra, tos visus dalykus, ir tai jau realiai supranti, kad tu nebegali kaltinti nei šeimos, nei vaikystės, nei ten draugų, nei politikos, nei visuomenės, nei kaimynų, nes tu realiai supranti, kad tu pats kaltas dėl savo gyvenimo, kad tu taip, nes mes, ta prasme, visi turim labai panašų gyvenimą. Visi užaugom labai panašiai, visi mokinomės labai panašiai ir dabar visi gyvenam labai panašiai. Realiai, kaip paimtum visuomenę, bet visi skirtingai reaguojam. Nes čia yra tavo atsakomybė, kaip tu reaguosi. Kaip tu sureaguosi tai, kad šiandien Lietuvoje turbūt saulės nebuvo arba buvo gal kelios minutės, tai čia yra tavo pasirinkimas, kaip tu dabar sureaguosi. Ar tu stosies piestu ir būsi piktas ir ten negatyvus, nelaimingas, kad čia saulės nėra, toks dalykas, kuris realiai, ta prasme, įvykiai nuo mūsų nepriklauso, suprantat, dauguma įvykių net nepriklauso nuo mūsų, bet kaip mes sureaguojam, tas priklauso, kaip mes pasielgsim toj situacijai, čia ir yra ta mūsų galia ir kai tu tą suvoki, kad aš galiu pati pasirinkti, kaip aš sureaguosiu. Tai nereiškia, kad ant tavęs kažkas šaukia ir tu ten linksma būsi, čia aš apie tą ir kalbu, kad čia yra tas toksiškas pozityvumas, kai ne, čia viskas faina yra, tai ne, tai tu turi toj situacijai elgtis, kaip tu turi elgtis. Jeigu reikia gintis, tu ginies, nes aš irgi, čia gali atrodo, kad aš labai tam pozityvi, aš nesu labai pozityvi, aš labai skeptiška ir netgi neseniai turėjau susikirtimą su moterim kely, kai jinai ponė važiavo su didžiausiu džipu prieš mane. Tiksliau buvo labai, aš nežinau ar pasakau tą, tiesiog buvo vienpusis eismas ir ten buvo pastirgęs kamštis, jinai bandė apsisukti su savo didžiuliu džipu ir pro vieną vaikiną pralindo, su juo ten susikivirčio, lenda pro mane, mano mašina žymiai žemesnė už jos ir aš man to jinai nematys ir man būtų tikrai nubrėžus. Aš sakau, palauk, aš pravažiuosiu ir aš pralindu, ten buvo sekundės reikalas, kad jinai manęs palauktų, jinai atsidaš langą. Ponė, galėjote palaukti, kad aš išvažiuočiau, man tikrai sukilo, aš sakau, ponė, nereikėjo apsisukti, nes užtvėrė visą eismą. Ta prasme, nereikia būti irgi tokių pastumdėlių, kad, oi, gerai, nes po to, mes, kai būnam tokie pozityvus, tokie faini visiems, tokie atlapaširdžiai, geraširdžiai, visiems tokie, tai tu realiai tą visą šiaip po to vidui kaupi ir nešiojas, nes tu nenori išreikšti savo emocijų, neduok Dieve kažką įžeisti arba pasirodysi, oi čia žiūrėkit, Laura tokia buvo dvasinga, bet iš tikrųjų jinai yra pikta ar dar kažkas. Tai aš esu už tai, kad mes būtumėm savim, neperžengiant ribų, ta prasme, išreikšti savo emocijas, parodyti tai, ką mes galvojam, kaip jaučiamės, bet neįskaudinant kito, ta prasme, nereiškia, kad tu turėti ir išsireikti ant žmogaus, ant savo vyro ar žmonos, bet ir neužsispausti to. Tu turi rasti savo būdus, kaip savo padėti, nes tokia ta mūsų visuomenė labai liūdna, bet visi vieni kitiems ale geri ir faini
ir po to už nugaros dėl ko visi taip vienas kito nemėgsta, apkalba, ar po to ten susipyksta ir panašiai, nes visi viens kitą meluoja, kokie jie viens kitam fainai, nes nieks neparodo, kaip jie iš tikrųjų jaučiasi. Nežinau, ar dažnai išgirstat, kad iš pažįstamas žmogus, ar negi tam pačiam Instagram'e, koks jūsų sekamas influenceris, jis atsidarytų kamerą ir sakytų, žinokit, man šiandien liūdna, aš nelabai noriu čia bendrauti, nelabai noriu tų reklamų kelti. Nu niekas to nerodo, kur tik įsijungsi, visi faini, visi gyvena geriausią gyvenimą. Ir taip sakant, good for them, jeigu tai tiesa, jeigu tai yra iš tikrųjų tiesa, tai žiauriai faina už juos. Bet aš labai esu už tai, kad žmonės būtų tokie tikri ir gyvenimą žiūrėtų realistiškai, neapleistų to žemiško gyvenimo, nenueitų ten kažkur per daug į dvasingumą, tik tam, kad ale nušvisti ir ką tu po to darysi su to nušvitimu. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau nušvisti, nes mano žemiškas gyvenimas per daug brangus ir aš labai daug pasveriu savo dvasingumo tas temas. Labai stengiuosi laikyti tą balansą, kad nenueiti iki vieną pusę, nes aš tokios dalykose biškai maksimalistė esu, nes kai, tarkim, užsiemu vieną veiklą, aš labai pasineriu. Ir tas buvo faina, kai aš neturėjau vaikų, neturėjau šeimos, tik buvo mano vyras, tuo metu vaikinas. Tarkim, su tais pačiais mokslais, ten aš buvau visiškai įlindus tos mokslus iki tokio lygio, kad aš net nevalgydavau, nes man buvo taip įdomu ir man buvo taip faina. Dėl to aš dabar labai mokaus balansuoti tarp šeimos gyvenimo, savo veiklų, savo rutinų, šeimos ir panašiai vaikų, tam, kad po to nereikėtų kaltinti, kad oi, čia mano gyvenimas toks ir toks, nes aš realiai tokį pasirinkau, tas ir yra. Ir aš irgi nenoriu vaizduoti čia kažkokią žiniuonę, viską žinančią, nes aš tikrai, man fainiausias, turbūt labiausiai išlaisvinantis dalykas yra tai, kad aš žinau, kad aš nieko nežinau. Ta prasme, tas yra faina, aš nieko nežinau, bet aš esu atvira išmokti, sužinoti, pamatyti kitų žmonių kitokius kampus, kaip jie reaguoja ir stengtis ne tai, kad priimti, bet jų nekritikuoti, nesmerkti, nes kiekvienas mes einam per savo dalykus ir kiekvienas turim tą savo patirtį, taip kad nežinau, tikiuosi, nežinau, ar jums surezonavo. Čia tiek aš prikalbėjau. Bet norėjau pasidalinti tokią temą, man beveik net kamera išsikrovė. Tokia, taip sakant, realistiškesnė pusė to dvasingumo, kurią aš matau apskritai čia pasaulyje. Nežinau, aš ir Turkijoje tą labai jaučiu, kai žmonės tiesiog... Negi buvo toks labai juokingas pavyzdys. Čia man draugė pasakoja apie savo draugę. Kai žmogus padeda ant stalo lėkšto vaisių ir mano draugė sako jai, bet tai čia supuvęs obuolys yra, kodėl tai padėjai? Ir kaip jin ten kažkaip pasakė, kad ne, čia viskas gerai, tipo, viskas turi būti kartu, maždaug netgi, čia toks, ten kažkaip kitaip truputį pasakoja, bet esmė ta, kad neduok Dieve, netgi tą tokią supuvusią savo pusę bandai parodyti kaip pačią gražiausią prasme, vadinkim daiktus tikraisiais vardais, kam reikia čia, netgi tą supuvusių obuolį ar tą šiukšlę, nematyti jos, ar pastebėt, kad žmonės stengiasi nematyti to purvo, čia viską tik gražiausia, netgi kai fotkiname, stengiamės neparodyti to purvo ar namai netvarkingi ar kažką, kad tik viskas būtų idealu ir nebūtų tos realybės. Mes visi žmonės ir visi gyvenam toj realybėje ir visko gyvenime būna. Dėl to aš manau, mūsų tėvų karta šaunuoliai tuo, kad jie gyvenam toj tikroji realybėje, matė tą tikrą gyvenimą. Ir mes, manau, mūsų vaikai irgi, man labai įdomu, kaip gyvens mūsų vaikų karta. Aš manau, kad jie grįž labiau į tą mūsų tėvų realybę. Tai tokį labiau žemiškumą, buvimą tikrų žmogum, nevaizduojant kažkokių čia žinių, nes nežinau, kiek žmonių jūs sekate Instagrame, pas mane turbūt Instagrame iš tiek, kiek aš seku, kokie 5 yra ant nušvitimo ribos ir viską išmanantis, viską žinantis. Aišku, aš čia neteisiu, kiekvienas žmogaus kelias, bet jeigu žmogus esi naivesnis ir patikimesnis, arba esi patiklesnis, arba esi tiesiog toj dvasingumo pradžioj maždaug tų žinių, tau labai lengva pradėti save kaltinti, kodėl man čia taip, kodėl anaip, pažiūrėk, jai va taip geriau, man čia reikia keistis, man čia reikia medituoti, važiuoti, nes medituoti neužtenka galvos, aš nemoku medituoti, man reikia nusipirkti tuos kursus, anos kursus, nuvažiuoti į moterų stovyklą, ten kažkur į Ispaniją, dar kažkur, ir tau bus faina tas 3-5 dienas, po to tu grįši savo realybę ir kaip tu tenais dylinsi, va tas yra žmogaus didžiausia pamoka ir aš dėl to labai mokausi, būdama tokiam chaose kaip Stambulas,
mokintis būti savim, nepamest savęs ir išlikti ramiai, nes čia yra didžiausia mokykla, toje akimirkai, kur tu esi, o ne ten, kur tu nuvažiuosi. Lengviausia yra nuvažiuoti kokią Indiją į Himalajus, užsidaryti ašrame, tylos stovyklą ir tiesiog su nieko nekontaktuoti, nematyti realaus pasaulio, bet tu pabandyk būti va tuo tokiu ramiu žmogumu, nereaguojančiu piktai viską, ta prasme, mokančiu perfiltruoto savo jausmus, pamatyti viską taip, kaip yra, bet tokių stiprių, instinktyvių reakcijų į tai, bet toj kasdienybėj, tiesiog paprastam gyvenime, kai išmėtyti rūbai, daiktai, indų kalnas, nespėjai nupirkti kalėdinių dovanų, ten pasirgai kamštyje, kažkas tave apšaukė, pažiūrėjo, va čia yra didžiausia, manau, dvasingumo ir žmogiškumo mokykla. Aš kaip savo kelnes išsipurvinau, pažiūrėkit, čia nuo dviračio ir jaučiu, kokie tepalai dar bus. Tikiuosi man čia išsiplausiu. Dabar einam jau, važiuojam kur nors kitur, nes aš realiai sušaliau tiek besidėdama ir šnekėdama. Ir irgi ką pastebėjau dabar, pavyzdžiui, kai buvau susitikus, tada savaitgalį po tos meditacijos jogos su mergina iš tų mūsų kursų. Tai yra va tas dalykas, kai tu laikai save labiau dvasingu, labiau pažengus negu paprastas žmogelis iš gatvės, įsijungia tas ne tik kad kritikas, bet ir toks, aš čia esu geresnė negu jūs, nes aš labiau viską suprantu, labiau viską žinau, kas yra labai irgi mano negerai, nes tada toks gaunasi atsiskyrimas, mes čia esam fainesni, nes mes dvasingesni, mes čia žinom kaip apie ką gyvenimas, jūs nieko nesuprantat. Ir arba tu iš vis tų žmonių nebandai ten pakeisti, ne tai kad pakeisti, bet juos apšvies, kaip ir minėjau, mano geriausias švietimas yra savo pavyzdžių. Arba įsijungia tokia mokytojo rolė ir mokina visus gyventi, kaip reikia gyventi, kai patys realiai nelabai gyvena tuo, ką sako. Dar toks pavyzdys labai realistiškas, ką aš matydavau čia Turkijoje, kai yra tokie visokie pas mus rajonai, kurie iš savęs yra prasti rajonai. Ten visur aplink tokie labai seni namai, labai žmonės prastai gyvena, labai daug, tarkim, tų čigonų, kurie gatvėse pinigų prašinėja, pardavinėja servetėlės ir panašiai. Ir aplink tuos senus namus pristatyta labai daug dangoraižių, prabangių kvartalų. Ir jie yra visi užtverti, kaip ir pas mus, su apsauginiais, su tvorom, kur niekas neįeis. Ir tie žmonės, ta prasme, taip visuomenė gyvena, savo tam burbulę atsiskyrę ir net nenori matyti va to kitos visuomenės dalies. Čia iš tos serijos, kaip aš čia tokia visa faina, pozityvė, net nelysiu tenais, kur nefaina, vos nekad neužsikrėsti, užsidu akinius ir matau tiktais prabangą, o kad tavo kaimynai, tarkim, vargšai, gatvėje purvini vaikai žaidžia, stengiasi net nematyti. Nu va, grįžom namo, pasivažinėjom, pašnekėjom, valandą žodžių prišnekėjau, norim ko nors pavalgyti. Tai aš nuo vakar labai norėjau blynų, tai sakiau, šiandien jau tikrai dabar išsikepsiu. Kažko noris tokio jaukaus ir saldžiai, labai pasilgau seniai be kepu blynus. Nes savaitgalį manęs nebuvo, dažniausiai savaitgalį kepu blynus, tai dabar taip biškį pasilepinkim.
Nu va, pavalgiau aš jau, dabar video kaip tik redagavau. Tai šiandien aš, kad jums čia prirašiau, kad prišnekėjau, gavos turbūt jaučiu pats ilgiausias vlogmas video. Nežinau, ar pats ilgiausias kokie esu įkėlus, nes dabar nežinau, kiek šitų minučių iš vis gavos, bet ilgas. Tai jeigu išklausėt iki galo, tai ačiū. Jeigu nesutinkat ar sutinkat, tai nesvarbu, ta prasme, čia yra mano mintis ir aš niekam jų neperšu ir tikrai neprivalot su jom sutikti. Kaip ir aš daug ko nesutinku, tiesiog kiekvienas mąstom skirtingai. Bet jeigu viską išklausėt, tai malonu, jeigu norit padiskutuoti, galite man parašyti ar per čia, ar per Instagramą. Ir susitiksime rytoj. Ačiū, kad žiūrit. Iki.